Tai ką, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šiandien turime naują projektą. Bandysime prikelti šį Aprilia RS 6.6.2024 metų. Bandėm neįkurti nieko. Grįžo daužtas iš Prancūzijos. Ir šiandien bandysime mes jį surinkti. Turime prisipirkę visą komplektą plastikų. Skydelio padai, tilteliai, galinis ratas. Žodžiu, turim ką veikti, nes defektų tikrai yra. Bet bandysime šiandien jį surinkti ir užkurti. Aprilia Racing. Turime defektą. Rankena yra pilnai nulaužta. Turėtų būti taip. Dėsim jodą, biškį tuninginį, sportišką. Visai gerai atrodo, tai manau susižiūrės. Tai galim pradėti nuo šito darbų. Pradžiai nusim šitą. Kreivas varžtas, dėl to ir sunkiai atsisuko. Na niek, pakeisim ir varžtą. Atsukam kitą irgi. Irgi kreivas. Nesimato normaliai. Fresh! Turim tokį ir turim tokį. Esmė, kad reikia taip atsekti šitą. Bandysim pradžiai dabar per jėgą. Kišim atsuktuvus. O jeigu ne, tai paskui taip apipjaustyti jaučiu ir atidarys. Vis tiek senas, tai jisai blogas. Tik šituo svarbu atsisukti, išsisaugot ir keisim dantelį. Mes viduj vyrai. Daryt atidarėm, bet užstrigom su tą vietą, kad mums nieks neišsikelia iš čia. Yra čia prisukimo taškai 4. Tai greičiausiai, kad yra po šito kaverių. Pačio ekraniuko prisukimas į čia. Ir dėl to neišeina, tai atidedam tai, ką supranta. Keliaus pas meistrą, bet sudėtų ir padarytų gerą spidometro, ne mes patys pradurtume ekraną ir jis neberodytų. Tai va, šitą padedam čia tada, judame prie priekio. Tai dabar tikslas yra nusimti šitą sparną ir kad prieitume prie šito tunelio ir šitą pakeisti pradžioj. Ir tada žiūrėti toliau, ką čia galim susirinkti ir judėti į priekį toliau, pabaiški. Try my best, but there's some lessons hard for me to learn. Like good boys don't play with bad girls. Good boys stay away from them bad girls. Them bad girls. The good ones just can't get me
pagaliau, čia. Buim. Visėmė? Schema. Visas junginys plastiko. Susirenkam varžtus. Nu ką turim? Turim variklį. Čia kažkaip iškį purvo reikia išvalyti. Kompiuteris. Ne, čia CDI tikriausiai. Arba čia iš vis srovės reguliatorius. Teisingiau. Nu ir viskas, kol kas viskas švaru. Dar reiks dugninį plastiką šitą nusimti. Mes irgi matom, kad ištrūkęs iš savo vietų. Šitas dar nusims. Ir dabar galim nusimti tada tunelį prie tą pačią visą tunelį pamanyti ir iš karto jį ir pasikeisti, nes dabar jau jam yra vietos. Ir pasivalysim čia, išsivalysim tos dulkės varatinklius visus. Įvarysim priekį nurinką. Atsidarė. Laidų skrynia. Reikia prisiminti, kad šitas iškė per apačią. Žiūrėk, dar taip nematęs. Zeteškė, bet prisukta prie varžtų. Žiūrėk, ne čia originaliai. Įdomu. Nu dabar reikia šitą nugręžti. Lentelė. Turime naujosius felekus. Va, toks va. Su visų spydų laikikliu, visų veidrodžių, taip toliau. Toks va, snorkleris. Raketa, ar ne? Aš irgi taip sakau. Pradžiai gal užsidėsim šitą, prisiknėdysim. Va, žiūrėkit. La Aprilia. Gerai. Einu ieškoti kniedžių. Tada leidžiam pro apačią, nes jis kažkaip lempos eina. Ja. Aš debils, nežinau ko. Gal jie visi eina per apačią? Šitaip gal kaip nors, ne? Tas eina skydelį. Nežinot. A nežinot? Parašykit komentaruose, jeigu žinot. Ne, bet čia tiek neturėtų eit. Turėtų eit va iki šičia. Reik 100 ratą, nes reik veš montuot. Opa!
kai naujas motociklas tai labai lengvai ir išsilupa ašis, nes daugelį motociklų būna užrūgę. A kaip toliau? Jaučiu grandinę, reikia atsekti. Šaizė. Ai, nereikia. Dabar žiūrėkit, čia permonto tą. Va, tai. Šitas va, myrės ratas čia, sveikas čia. Viskas greitai ir paprasta. Tik dabar reikia persidėti diską ant šito rato, tai tą ir padarom. Diską nuėmiau, bet kiekvieną varžtą reikia sutepti su klijais. Matau, buvo jo raudoni klijai, tai tepam tais pačiais raudonais klijais ir prisukam diską ant kito rato. Tai tokia va sistema. Dedu ratą, tik nežinau, gali būti operatoriaus pagalbos prašysiu, nes motociklas kitaip turbūt nuvirs. Tai dabar jau būsiu įdėjęs, jau va įdėjau viskas. Įdėjom ratą, dabar metas įdėti šitą papačią. Papačią variklio, prisuksim ir kol kas mūsų darbai bus sustoję, nes trūksta Mums trūksta naujo tiesaus gražaus radiatoriaus, nes šitas yra susprogęs, vienas irgi. Tai šitą reikia užsakyti. Spidometrą, kur anksčiau rodžiau, kad nesutvarkėm, reikia nuvežti sutvarkyti. Ir ten smulkių tokių mums reikės klipnatų 5 mm ir viskas, ir toliau surinkinėsim. Einam dar uždėsim dugną. Voila! Dugnas vietoj. O, aš ufonautas. Radiatorius naujas, padarytas, metas dėti į motociklą, tai judam link jo. A šitą. Šitą tiesiai į konteinerį. Dadam naują. Ant tiek naujas, kad kiaurai net matosi. Good boy, stay away from them bad girls, yeah. The good ones just can't get me high, so I'll be falling all my life for one of these bad girls. You bad girl, but you do me so good. Radiatorių prisukom, tvirtinasi ant 2 varžtų. Dabar metas prisukti šlangas. Čia viena, čia kita. Oh, fuck. Skaftas žinokit labai. Break my heart and leave me hurt. The next one just gonna do me worse. So if they all no good, I'll just be bad with you. Cause my mother told me as a child. Numeris 1. Turim 4 varžtus. Reikia prisisukti. Šitą reikia prisisukti. Va šitep. Taip dedasi. Tikrai ne. Perfekt, yes. Dabar bus geriau iš karto. Aišku, nesilanksta, bet nieko tokio. Turim klipnatus 4 mm, šitų mums irgi trūko, tai gavome siuntą, gavome 20 vienetų. Dabar reikia sudėti, kad galėtume prisukti į lempą.
Tai dabar pradėsim nuo lempos, susidėsim lempą ir tada eisim prie šoninių plastikų. Ir matysim visą graužį to jau. Dabar dėsim šoninius plastikus. Pradėsim nuo šitos pusės, nes šitą pusę prieš tai nuėmiau. Tai suprantu, kaip reikia uždėti. Aš taip galvoju, kad suprantu, bet čia buvo prieš 2 savaitės, nes kad nuėminėjom tada. Ne, debils dar bent varžtų susisukau atgal, kur kokie buvo. Šitoj pusėj. Gal ir ta pusė, ne? Prisukome maždaug 10 varžtų prie šito vieno plastiko. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 varžtų prisukom, plastikas uždėtas. Labai paprastas ir toksai, net nežinau, nostalgiškas jausmas, kada prisukinėjai šičia plastiką ir prisimeni apie savo pirmąjį Motorola Aprilia, kurie daug ko nesiskiria, nes varžtų prisukimai tokie patys ir patys varžtai tokie patys. Tai 20 metų skirtumas tarp Motorolerio ir Britvos, o varžtai tie patys. Varžtai visiškai tokie patys. Tai labai faina, kad išlaiko tą, nu ir šiaip keista, bet viskas taip pat, tai labai smagu ir nostalgiška. Tai judam prie kitos pusės ir dedam kitos pusės plastiką. Dabar mes dėsime šitos pelekus, kardus, kirvius, ką tik nori taip vadinkit, bet šitie dedas prie vairo. Ateikit, parodysiu. Bet ten užsikiša ir įsideda. Turime veidrodžius. Vėlgi, neoriginalius, biškį tuningo, o tokie. Tokie. Wow. Dar plevelė, man atrodo, yra dar viena. Dabar reikia prisukti jos. O taip. Gal ir ne tos pusės. Jo. Tokie bus sparniukai. Tokie sparniukai. Rašausi, ko man reikia, kokių varžtų dar liko. Reikia stiklų 4 varžtų su gumom,
vieno varžtuko ten plastikui, tokį mažiuko, akumuliatoriaus, spidometro ir numerio laikiklio galinio, nes irgi nulaužtas, bet tikriausiai irgi užsakinėsiu aftermarket, nes originalus tokio ilgio ir toks nelabai gražus, tai užsakinėsiu aftermarket, trumpą, gražų metalinę, kad tikrai solidžiai atrodytų. 2 weeks later. Turime akumuliatorių ir spidometrą. Akumuliatorius 120 eurų, spidometras 40 eurų ir perdėta. Tai manau, tikrai gerą sprendimą padarėm, kad patys nedarėm spidometro ir ką, bandom jungtis. Plius gavau varžtukus dar stiklo, tai šiandien darbai. Spidometras, varžtukai ir akumas ir bandysim užkurti. Žinokit, net pats matau, kaip fiškę pajungti, jum tikrai neparodysiu šitos vietos. Reikia šitos atsiveržt, kad galėčiau įdėti spidometrą. Voila. Ir dabar kažkaip šitaip ir žemyn pasispaudžia ir viskas, ir jisai savo vietose. Tai dabar kol kas paliekam šitą taip, keliamės į galą, įdedam akumuliatorių, bandysim užkurti ir pažiūrėti, ar viską rodo. Atsidarom sėdynę, vieną, antrą, bam, bam, akumuliatorius. Pažiūrėkit, tokia grožinė akumuliatorius. Čia kaip išorinė baterija. Viską rodo. Toks gražus, švelnus. Ne veltui kainavo 120 eurų. Metas dėti jį. I see you every time I look around. When you pass through the room, your light starts to consume all the dark clouds. Šitaip. You're driving me crazy in the back of your car. 'Cause I know, you know, I know. Šitaip. Moment of truth, kaip sakoma. Moment of truth. Tiesos akimirka. Kišame raktą į spynelę. Į dešą. Matėt? Insert your personal code, what it means. Tai ką, motociklas padarytas, projektas baigtas, 2800 km, tai realiai naujas motociklas. O ką, toliau laukia nauji projektai ir susitinkame juose. Tai ką, spausk laiką, sharing ir aišku, subscribing mano kanalą. Judam toliau.